Šiandien treniruotės nebus. Mano imunitetas nusprendė, kad šiandien yra diena skirta poilsiui. Su manim nepasitaręs. Užduosiu jums mažytę paslaptį. Net ir treneriai serga. O jeigu rimtai, tai visada labai svarbu yra išgirsti kūno siunčiamus signalus. Mano kūnas sakė ne, aš sakau Roger that. Gulim. O žinutė yra tokia, poilsis yra pati svarbiausia proceso dalis. Tai, kad mes prarasim keletą dienų poilsiui, tai, kad mes leisime keletą dienų kūnui atsistatyti, atgauti jėgas, progreso neprarasime. Mes kaip tik grįšime į salę sustiprėję, atgavę jėgas, galėsime padaryti max. Na, o mano šios dienos ir kelių dienų didžiausias sportas tai yra nueiti iki tualeto. Nueiti iki virtuvės užsikaisti arbatos. Na, ir pakelti servetėlių dėžutę. Tai mano visa treniruotė. Tai getting strong. Jei ir tu jautiesi pavargęs, pailsėk. Tačiau jeigu nusprendei šiandien sportuoti, pasportuok už mūsų abu. Parašyk komentaruose, ar šiandien tu sportavai, ar planuoji sportuoti, ar tu jungiesi į neprakaituojančių ligonių klubą. Mieliau į salę eičiau.